Tikriausiai daugelis iš jūsų esate girdėję įvairių kalbų apie psichologus, jų darbo metodus, kurie vėliau tampa panašūs į mitus. Tačiau kaip viskas yra iš tikrųjų? Gal iš tiesų visuomenės kalbos nėra prasimanymai? Apie visą tai spalio 28 dieną VDU menų galerijoje vykusiame seminare Mitai apie psichologus savo mintimis pasidalino ir tiesą atskleidė psichologas Dimas Petraitis. Pamėginsime išsiaiškinti, koks žmogus yra psichiškai sveikas, bei paneigsime mitais tapusius gandus. Pakankamai sunkus yra psichologo darbas ir sunkus pirmiausia tai, kad turi valandą laiko, kai būni su tuo žmogum, kuriam stengiasi ar padėti, ar reiškia ištirti ten jo pasaulį kažkaip, tai reikia jam tą valandą ir atiduoti. Reiškia, tu turi stengtis negalvoti apie save, apie kažkokius savo rūpesčius ir turi paskirti tą valandą tam žmogui. Tai čia gal tas pirmasis sunkumas, o antras yra toks, kad reiškia, psichologo darbinas labai išvargina emociškai. Tu dažnai bendrauji su verkiančiai žmonėm, pykstančiai žmonėm ir tai yra tavo kasdienė duona. Ir kai tu pareini į namus ir jeigu ten dar kyla kažkoks barnis ar ten, žodžiu, kažkoks konfliktas, va tada jau darosi sunku, nes tu visą dieną tame buvai ir turi dar ir namie tą atlaikyti. Psichiškai sveikas žmogus pagal Freudą turi sugebėti du dalykus. Reiškia, jis turi sugebėti mylėti ir dirbti. Ir viskas. Ir jeigu aš iš ryto atsikeliu ir aš myliu savo ten draugę ar žmoną ar vaikus, reiškia pliusas, čia viskas tvarkoj. Ir jeigu aš einu į darbą ir sugebu tą darbą dirbti, kurį dirbu, irgi viskas su manim tvarkoj. Nors seminaras vyko vėlyvą vakarą, tačiau sulaukė didelio susidomėjimo ne tik studentų studijuojančių psichologiją. Visada man pateisina lūkesčius tuo met, kai aš išeinu su nauju žinių bagažu. Tai šį kartą tikrai išėjau, nes mes su draugėm atėjom ir mes psichologijos nei vieną nestudijuojam ir tikrai ta teorinė dalis buvo labai naudinga. Aktuali tema ir labai įdomu iš tikrųjų buvo sužinoti, kokie tai yra mitai apie psichologus, ar ten mitai, ar ten tiesa. Nebuvau pagalvojusi, kad, pavyzdžiui, psichologai gali taikyti šoko terapiją ar kažką tokio. Dabar jau žinome, jeigu ryte norime eiti į darbą, į paskaitas ir mylime gyvenimą, esame psichiškai sveiki žmonės, linkiu tokiems ir išlikti, o atsiradus psichologinėms problemams nebijoti kreiptis pagalbos į tuos, kurie mums gali padėti.